Sveiki visi. Na ką, praėjo tą savaitėlę, kai turėjome šiek tiek ramesnį periodą ir buvo galima atsikvėpti nuo tų intensyvių darbų, tačiau daugelį Lietuvos rajonų jau užsikūrė žieminių kviečių sėja, na ir žieminių rapsų laukose darbų netrūksta. Šiandieniniai laidoje norėjosi sudėti tos kelis akcentus ir būtent atsakyti tuos dažniausiai ūkininkų užduodamus klausimus, vis dėlto kas vyksta Lietuvos laukose ir į ką derėtų atkreipti dėmesį. Kaip ir praeitoj laidoje minėjome, labai panašiai kaip ir praėjusiais metais, ne visur žieminis rapsas šiais metais sudygo tolygiai, tad labai daug klausimų mūsų laukiame visų pirma tai dėl augimo reguliavimo. Kada visgi derėtų tą darbą padaryti ir kada galima, kada negalima jo daryti, nes vėl vieni rapsai jau 3 lapelių, kiti tik tai skiršlapių stadijoje, tai nelabai tolygus pasėlis ir nesinori nei vienų praleisti, nei kitiem pakenkti. Na šis laukas tikrai neišimtis, pasėtas jisai rugpjūčio 14 dieną, pionieriaus aukštaūgis PT303 hybridas, ganėtinai intensyvaus augimo. Sudygimas pirmasis buvo tikrai labai didelis, nei mažas, apie 75%, nes net ir dabar pasižiūrėję į pasėlį matome tiek augalų, kurie turi jau 6 ir leidžia 7 lapą, tiek tų, kurie turi 3 lapelius mažuosius ir, žinoma, šviežiai sudygusius skiršlapių, kurie kaip pernai metais parodė, jeigu yra ilgesnis ruduo ir šiek tiek intensyvesnis vystymasis, ganėtinai neblogai užsikabina. Tad šis laukas buvo sureguliuotas prieš 5 dienas, na, kaip jau matome, labai gražiai pasikeitęs vizualinis vaizdelis ir rapsas jau įgauna tą mėlyną spalvą, kada būtent panaudojama metkanozolo veikli medžiaga. Taip pat prie to purškimo buvo kartu naudotas ir pabiros, buvo dėti citokininai tam, kad skatinti jo šakojimąsi. Na ir labai minimali boro norma, nes vis dėlto tos lapijos dar nebuvo tiek daug. Jeigu ateitume šiek tiek arčiau, galėtume pasižiūrėti, kad patys didžiausi augalai, kurie yra ir kurie sudygo iš karto 3 dienas, praėjus 3 dienom po sėjos, jau suformavo visai nemažą šaknų sistemą, kuri jau dabar siekia beveik 20, galbūt net ir šiek tiek daugiau, 25 cm ir jau turime 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tikrai lapą ir jau matome, kad po šio purškimo pradeda eiti ir šoniūgliai. Tai iš tikrųjų tas variantas ir buvo žiūrėta į visą pagrindinę masę, kada 70% augalų buvo sudygę pirmieji, nes visos intensyviai augančios veislės, kurių Lietuvoje tikrai ir daugiausiai, neišimtis ir ši, ganėtinai stipriai vystosi ir kelia tą augimo kugelį virš. Net ir po augimo reguliavimo matome, kad nors jisai buvo ir atliktas laiku, jau turime beveik centimetrų augimo kugelį. Na, o šone šio rapso matome ir vėlyvesnių sudygimų augalų, kurie šiam momentui turi 4 lapelį, 1 tikrą lapelį, na, ar tik tai bedygstančius skilšlapius. Kai buvo purkštas augimo reguliatorius, šitie lapai, kuriuos mes dabar matome, leidžia 3 ir 4 lapelį, jie turėjo tik tai 1 ar 2 tikrai lapelį išleidę, tad pasižiūrėjus į patį augalą galima drąsiai sakyti ir ta pernai metų praktika parodė, kad būtent tiem augalam, kurie jau turi išleidę 1 lapelį, augimo reguliatorius nieko blogo nepadaro, na, žinoma, iš karto jį prispaudžia prie žemės ir jisai tikrai neturi jokios tikimybės peraugti. Ar derėtų paankstinti? Tikrai ne, derėtų sulaukti tol, kol pagrindiniai didieji augalai turi 4 ar 5, na, o tie mažieji augalai pradeda leisti tikruosius lapelius, net ir panaudojus metkanozolo ar tebukonozolo, žinoma, teisingas tas normas, nieko blogo mes nepadarysime. Tad šis laukas, vieną kartą nupurkštos pabiros, sureguliuotas augimas, tikėtina, kad 1 ir paskutinį kartą šį rudenį, taip pat pirmoji lengva mityba, laukiantis darbai, už 2 dienų važiuojamas kontaktinis herbicidas ir būtent naudojamas metazamikso ir belkaro mišinys, bei be abejo dar viena mityba už kokių 2-3 savaitėlių, kada jau visa biomasė ir visas dirvožemio paviršius bus padengtas tvirtais rapsų augalais, tam, kad jį paruošti žiemai ir kaip ir viskas, tiek nedaug. Tačiau tikrai ne visur tie laukai taip atrodo, labai skirtingų sudygimų, kai kuriuose pietinėse Lietuvos regionuose visiškai negavo lietaus. Ten, žinoma, problemėlės, daug neišdygusio rapsų ir kai kurie ūkininkai jau planuoja atsijinėti žieminiais kviečiais. Žinoma, ten, kur buvo žaliai pūdymai ir tokia situacija, jie tą galės padaryti. Ten, kur po žieminių kviečių sėta žieminis rapsas, tikrai gana nemažos problemos dėl naujų ekoschemų apribojimų. Atseliuoti nebegalėsim, tad variantai lieka 2, arba žieminiai miežiai, na, arba vasarinių kultūrų sėja. Na, bet žinoma, vasarinės kultūros, lyginant su žiemkenčiais, visiškai kitoks potencialas, didesnė rizika, nes žiemkenčių derlius Lietuvoje ženkliai didesnis. Tad su rapsais, į ką derėtų atkreipti dėmesį,
Kaip ir minėjom praeitoj laidoj, 3-4 lapeliai važiuojam su augimo reguliavimu. Jeigu turim netolygų pasėlio sudygimą, palaukiam, kol didieji turės 4-5, na, o mažieji turės pirmosius tikruosius lapelius. Lygiai tas pats su herbicidais, jeigu naudojate su kontaktinius, įsivertinkite, kad metazamikso ir belkaro mišinys gali būti naudojamas tik tai nuo 4 lapelių ir prieki, nes mažesnius žieminių rapsų augalus gali šiek tiek pastresuoti. Tad kaip visą laiką rekomenduojam darbus atlikti laiku ir kiekvieną lauką vertinti atskirai. Na, startavome jau su žieminių kviečių sėja, žinoma, daugiau šiauriniuose Lietuvos regionuose, kai kur ir pietiniuose vienas kitas ūkininkas sėja, žinoma, į ką derėtų atkreipti dėmesį ir kur tie dabar svarbiausi ateinančių 2 savaičių akcentai. Visų pirma, žinoma, tai yra žemės dirbimas. Na, apie sėklos paruošimą ir apie sėklos guolio paruošimą bei laukų glifosavimą šnekėjome praėjusioje laidoje. Dabar mes vėl turime naujas orų prognozes, kada savaitėlė ar 2 į priekį nerodo nei vieno lašo kritulių, užėjęs aukštas atmosferos slėgio frontas, nerodo jokių gerų prognozių tam, kad augalai galėtų sudygti lietaus pagalba. Tad pirmas dalykas, į kurį reikia labiausiai atkreipti dėmesį, tai dirvožemio drėgmės išsaugojimas. Na, laiku nuglifosuoti žieminiai rapsai, ne kai kur anksčiau nukultos pupos, tai tie pirmieji laukai, kur važiuosime sėti, pirmas ir pagrindinis dalykas, į ką atkreiptėm dėmesį, tai kad neužsiskutam į priekį per daug. Jeigu nenaudojame striptilinių sėjamųjų, su kuriamis važiuojame tiesiai į ražieną, o laukus planuojame savo skusis ir sėti tipinėmis diskinėmis sėjamosiomis, tai pirmas dalykas, į kurį reikia atkreipti dėmesį, kad važiuoja skutikas, na ir maksimum pusę paros, kai kurie daro 1 parą, bet šiaip maksimum pusę paros į priekį užsiskutam tam, kad išsaugotume dirvožemį esančią drėgmę, nes tos drėgmės, nors ir šitas laukas taip pat yra gavęs 35 ar 40 mm kritulių, buvo nukulti žieminiai kviečiai, pasėtas 6 savaičių posėdis tam, kad galėtume atseliuoti tą lauką, nes taip jau susidėliojo pagal sėjomainą ir pagal masyvus, bet tos drėgmės tikrai nėra per daugiausiai. Nors dirvožemio balas yra ganėtinai aukštas, siekiantis virš 50, vidurio Lietuvoje matosi, kad žemė yra drėgna, bet vėl augantis posėlis, kuriam dar reikia pastovėti 2 savaitėlės ir tik tais rugsėjo 22 dieną galėsime važiuoti su juo susitvarkyti. Dirvožemis jau dabar stipriai byra, tad ir čia bus atliekami darbai tokie, kad tik tai suėjus terminui iš karto važiuosime susiskusti su lėkštėmis, na, kai kurios laukus prieš tai prasiglifosuoti ir ne ką trukus praėjus bent jau keliom valandom, nei ilgiau važiuosime sėti. Tad pirmas momentas tai yra drėgmės išsaugomas, antras momentas, apie kurį šnekėjome, bet manom, kad tikrai verta paminėti kiekvieną kartą, tai yra sėjos gylis. Laikome 3 cm, geriau 4 negu 2, būtent dėl žemkintiškumo, dėl krūmimosi mazgo paslėpimo tam, kad nenutrukinėtų šaknis. Ir sėklos normos vėl atskira tematika, apie kurią diskutavome. Ką darysime po to, žinoma, ateina herbicidinis klausimas. Visada įvertinkite tai, kad jeigu naudojate dirvinius herbicidus, jie visada yra efektyviausi, kol dirvožemio paviršius yra drėgnas. Kai kurie ūkininkai tikrai planuoja apie žemkenčių privalavimą iš karto po sėjos, tam, kad paspausti ir sukelti iš apačios tą drėgmę, kad jisai galėtų sudygti tolygiau. Na, o po to sekantis purškimas, žinoma, ir pirmasis purškimas tai yra herbicidai. Na, visada pradžia tai yra dirvinio pobūdžio herbicidai, kada mes naudojame tokias veiklias medžiagas kaip prosulfokarbas, nependimentalinas, tas pats diflufenikanas, jų efektyvumas yra labai stipriai pribrėžiamas dirvožemio drėgme. Įsivertinkite, kad jeigu naudojate prosulfokarbą, ne tai bokseris ar oksi, iš karto po sėjos galima startuoti, kad ir net su 2 litrais, kada puikiai tvarkomasi su vienskiltėm piktžolėm, su kiekviena dienele, su kiekvienu nauju augimo tarpsniu, kada pradeda dygti ar pradeda kviečiai leisti tikruosius lapelius, tą normą derėtų didinti. Diflufenikanas savo darbą padaro tikrai ganėtinai neblogai. Na ir su kitom visiškai lygiai ta pati situacija. Jeigu po sėjos gautume drėgmės, dirvinių herbicidų efektyvumas tikrai būtų labai geras. Labai dažnai taikoma praktika, kad tą, ką per dieną pasėjome, naktį, kadangi rudeninės rasos būna ganėtinai didelės, iš karto važiuojame purškimą, tada tikrai išgausime tą maksimalų pagal klimatinės sąlygas dirvinių herbicidų efektyvumą. Na vėliau tie sprendimai, kada mes vėl kraustysimės į kitokius herbicidinius variantus ir naudosime flufoniceto veiklias medžiagas su kontaktiniais, argonas, kuris turi 2 sulfuronų grupės, tas pats diflufenikanas, tų variacijų tikrai bus labai daug. Pagrindinis klausimas, į ką derėtų atkreipti dėmesį, tai yra vienskiltės piktžolės ir kokių jų turite savo laukose. Jeigu laukose yra labai didelė dirsės populiacija,
Tada klausimas yra tik tai finansinis, dažniausiai tokiu atveju rudenį tvarkome mes tik tai 2 skiltės, piktžolės susirinkam žliūgės, rugiagėlės, ramunės, lipikus ir visas kitas pabiras ir 1 skiltės piktžolės paliekam pavasariniam tvarkymui, naudodami piroksulamo veiklę medžiagą, kartais su penoksadenu mišinyje. Jeigu pas jūs laukose vyroja daug pašiaušelio, daug miglių ar daug smilgolių, žinoma, rudeninis herbicidas tai yra bene vienintelis variantas susitvarkyti su dalimi jų. Tad kaip ir su sėja, kaip ir su žemės dirbimais, kiekvienas laukas atskira istorija, ką dėrėtų parinkti, kokius mišinius daryti, jeigu turite savo laukose dirsės, ką reikėtų pasirinkti būtent dėl ekonominio herbicidų efektyvumo, ką dėrėtų pasirinkti, jeigu turite savo laukose daug miglės ar pelinio pašiaušelio, žinoma, visą laiką bendraukite su mūsų agronomais konsultantais šiais klausimais, jie jums be abejo padės. O dabar panašu, kad oras sėjai tikrai ganėtinai neblogas, daugumui laukų, kur paliktos pupos dar tam, kad išdžiūtų, kad nereikėtų jų džiovinti džiovyklose pakankamai brangiai, panašu, kad irgi už 4 dienų į tos laukus įvažiuosime kulti. Lyg tai žieminių kviečių sėja neužsitęs, tačiau kaip ir visą laiką ganėtinai nemažai ūkių dar dabar ramus sėdi ir sako, be 15 į savo laukus neišvažiuosim. Kas išloš, ankstyva sėja ar vėlyva sėja, kaip ir visada pamatysime beveik už 11 mėnesių. O dabar svarbiausia darbus atlikti laiku taip, kaip mums rodo ateinančių orų savaitės prognozės. Kaip visą laiką gero jums oro ir iki susitikimų jūsų laukose.